prisėsti prie. Haleliuja, kaip gera šlovinti viešpatį. Kaip gera turėti ramybę širdyje. O ramybė ateina tik iš viešpaties. Amen. Tikra ramybė ateina į širdį. Tik iš viešpaties. Tik iš jo malonės viskas ateina. Todėl pradžioje ir skaitėm žodį. Nieko nėra brangiau viešpatie už tavo malonę. Amen. Kai mes suprasime tai ir turėsime apreiškimą, kad nieko nėra brangiau už jo malonę. Mes neieškosime tų nereikšmingų dalykų taip aistringai, bet ieškosime jo ir jo malonės, nes jame yra viskas. Amen. Aistros ieškoti viešpaties. Aistros ieškoti viešpaties. Aistros tikėti viešpačiu. Džiaugtis viešpačiu. Aistros. Haleliuja. Mūsų viešpats kūrė viską, aš tikiu, aistringai. Jis viską daro su aistra, su meile, su dideliu užsitikimu, aistringai. Amen. Todėl ir mes šiandieną aistringai ieškome tavęs viešpatie. Amen. Jeigu tai be aistros, tai yra toks, žinot, prievolė. Taip, kas daroma be aistros, tai yra tokia prievolė, taip reikia. Nu, taip reikia į tą bažnyčią ateiti, taip reikia pašlovinti, taip reikia paklausyti, taip reikia. Pasitrauk tamsos kunigaikštį. Amen. Kuris atneši tokius dalykus. Mes nesam tie, kurie prievolę atliekame. Mes esame tie, kurie su didžiuliu troškimu ir užsidegimu ateinam šlovinti viešpatį, gyvename kasdien viešpačiui. Amen. Nes Dievas sukūrė Jėzuje Kristuje mus tokius į save panašius. Jei ko trokšta, tai tikrai. Amen. Aleliuja. Sakyk, aš trokštu. Uždėk mane. Dar didesnė aistra. Džiaugtis tavo malonę. Kai nieko nematau. Džiaugtis tavimi ir tavo malonę. Dar daugiau aistros viešpatie. Amen. Nes tik tada pamatysime Dievo šlovę. Šitomis akimis. Tik tada pamatysime Dievo šlovę. Kaip pirma, dar nematydami, bet dėkodami už jo malonę, matydami jo atsakymus dvasioje, džiaugsimės jo malonę. Amen. Aleliuja. Todėl tai tikinčiojo dalis. Jeigu nesidžiaugiam Dievo malonę, vargu ar tikėjimas yra pas mane. Amen. Nes kai tikėjimas yra, tu džiaugiesi. Kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš viešpaties širdies, iš jo lūpų, kiekvienu žodžiu, kurį tu girdai, kiekvienu žodžiu, kurį tu skaitai, kiekvienu žodžiu džiaugiasi tavo širdis. Nes tai tavo mylimojo balsas, tavo mylimojo žodis. Amen. Haleliuja. Ne į save koncentruokimės. Dvasia kalba. Į jį koncentruokimės. Ne į žmonės koncentruokimės. Į jį koncentruokimės. Koks jis nuostabus, koks jis geras. Ir tikėkime juo, o ne žmonėmis. Amen. Visų pirma, pasitikėkime juo. Amen. Nes jis ne žmogus, kad meluotų. Taip. Pasitikėkime viešpačiu ir jis veiks. Taip. Kažką girdėjot, nes toks judėjimas čia buvo. Nes žodis buvo iš dvasios. Bet fizinis judėjimas tai toks buvo. Visoks. Labai svarbu žodis, žinokit, jeigu ir atitrauki dėmesį, tai pagauk tą žodį. Gerai? Pagauk ir laikyk tą žodį. Su aistra ieškosiu, tikėsiu
jo malonę, džiaugsiuosi, šlovinsiu, dar nematydamas, bet džiaugsiuosi. Haleliuja, haleliuja, tai Dievo tauta, kitokia tauta negu pasaulis. Pasaulis gyvena regėjimu ir nuo aplinkybių priklausomi. Mes priklausome nuo gyvojo Dievo, kaip Dovydas meldėsi dykumoje, dėkodamas jam, regėdamas jo šlovę ir jo malonę. Dvasios akimis. Amen. Kai matom dvasios akimis, mes tada džiaugiamės ir dykumoje, ir sunkume, ir visame kame. Ir praeiname tą dykumą, ir praeiname tą sunkumą. Nes žiūrėjome ne į sunkumą, ne į dykumą, o žiūrėjome į jį. Vienintelę viltį. Tai yra tikra viltis, kuri niekada neapvilia. Kaip žiūrime tikėjimu ir aistringai. Amen. Tikėjimu ir aistringai. Jeigu gyvas asmuo ir tu jį myli, tu myli aistringai. O, nepatiko kažkas paukštis, ne, ar netyčia kažkas į langą. Kažkam patiko. Į stiklą trenkia. Jei ką darome, darykime aistringai. Jeigu meldžiamės aistringai, šlovinam aistringai. Ką dar darom? Skaitom Dievo žodį, pasimeldžiam, Dievą apreikš man šitą žodį, kai aš skaitysiu, aistringai, valgau duoną šitą, aistringai, myliu, aistringai, atsiduodu viešpačiui, pasišvenčiu, dėl žmonių, aistringai, viską darau, amen? Toks viešpats yra tavyje. Amen? Ir šiandien žodis toks, kad gyventume dvasia, o netenkintume kūnų norų. Tai, ką dabar dvasia kalbėjo apie aistrą ir visą kitą, ir pasišventimą, tai yra dvasios vaisiai, tai yra dvasios darbai. Amen? Ir kodėl taip spaudžia, kodėl taip neleidžia priešas aistringai visko daryti? Todėl, kad priešas per kūną turi vietą, jeigu jam leidžiam. Amen. Todėl neduokime vietos velniui parašyta. Mes neduokime kūnui vietos, neduokime kūnui viešpatauti, neduokime kūnui gesinti Dievo dvasios mumise, neduokime kūnui. Nes kūnas mūsų, jeigu gesina dvasią, reiškia, jis susidėjo su velniu. Taip. Jeigu jis paklūsta dvasią, jis susidėjo su Dievu, reiškiasi. Jis aistringai šlovina, aistringai meldžiasi, aistringai viską daro. Amen. Reiškia, jis pasivedęs viešpaties dvasiai. O priešas jo darbas gesinti, tikėjimą vogti, gesinti, neleisti į tarnavimus, kad tau tikėjimas užgestų mano, kad neskaitytum namuose Dievo žodžio, velnas nori, kad mes užgestume, liktume be aistros, tokie religingi, žinau, tokie, nei pasaulis, nei Dievo tauta. Pabažni. Nu, pabažni tokie jau. Gerai pasakė, pabažni tokie. Tokie, žinai, apsirengi gražiau, žinai, ateini į bažnyčią, taip tam tikrą stoną, kalbą, taip padarai, 2 valandas įmanoma, ne, taip padaryti. Tai yra religija, tai yra mirtis, tai yra niekas. Mes sukurti ir čia būti gyvi, ir aistringi Dieve, ir namuose, ir tarp pasaulio, kai būname, kad neštume tą šviesą ir visi sakytų, kas čia dabar tau duoda jėgų, kai šitaip sunku aplinkui ir būti tokiam gyvam, ir nepasiduodančiam, ir neliūdinčiam. Tai duoda viešpats Jėzus, kuris gyvena mumise savo dvasia. Amen. Todėl paveskime save dvasiai, paveskime savo kūnus, kaip gyvą, šventą, patinkančią auką Dievui. Duokim juos. Šiandien mes labai daug žodžių skaitysim ir labai žiūrėsim, ką sako viešpats apie šitą kūną, mūsų priešą, kuris iš tiesų labai lengvai sutarė su velniu. Apsirengti naujų žmogumi mums reikia.
apsirengti naujų žmogumi. Jeigu mes esam gimę iš Dievo dvasios, Dievo valia, kad mes apsirengtume naujų žmogumi. Nebūtume nuogi. Žinot, kalbam vieną, kas mes Jėzuje, bet dažniausiai tokie ir nekalba, kurie kūniškai gyvena. Jie ir netiki, kas jie Jėzuje ir ką jie turi jame. Ir neapsirengia. Reiškia, ką reiškia apsirengti? Tai reiškia ir elgtis taip, kaip tikime, taip, kaip Jėzus gyvena manyje. Amen. Nesakau, kad tau tai gausis per vieną dieną, 2 pusmetį. Tai yra procesas, kuriame mes augame, šventėjame. Tai suma mes gavom dovanai. O šventėjimas yra procesas, kiek mes užleidžiam savo kūno pozicijų viešpačiui, tiek mes apsirengiam juo. Amen. Kiek mes užleidžiam Jėzui. Kaip galima pasakyti, ką reiškia užleidžiam? Reiškiasi, kai ateina situacija, daleiskim, supykino tave kažkas. Ir štai, ką dabar darysi? Ar apsirengsi pykčiu? Ar kūną pavesi viešpačiui, kuris sako, atleisk tam priešui, kuris supykino. Reiškia, aš apsirengsiu atlaidumu, Kristumi. Apsirengsiu tada. O jei ne, aš apsirengsiu ne tais rūbais. Ir Kristus ten bus viduje, bet per mane jo nebus matyti. Kaip mes panašėjame Jėzų Kristų. Mes vis užleisdami dvasiai poziciją savo kūne, o ne priešui, mes vis labiau augsime Kristuje. Amen. Mūsų kūnas nenori užleisti pozicijų. Kad ir tai, ką kalbėjom, aistringai šlovinti, aistringai melstis, kas ten trukdo. Kūnas nenori užleisti savo pozicijų. Aš dabar pavargęs, aš dabar nenoriu, aš dabar taip, kaip čia atrodys, kad aš rankas kelsiu ir panašiai. O kūnas. Todėl neduok Dieve būti įkalintiems savo kūne. Mes galim kaip kalėjime būti savo kūne. Kūnas sako, tardama, neikščia devlyje, labai dar kažkokia tai situacija. Neikščia, pavarga, neik. Įkalintas esu kūne, reiškia jau. Jau pats laikas šauktis viešpaties, amen. Ir prašyti jo malonės. Jos stiprybės, nes tas kalėjimas vis sienos storės, jeigu nekreipsime dėmesio ir toliau kūniškai pasiduosime savo kūnui. Amen. Jei mus įžeidė, kuo aš apsirengsiu? Įsižeidimu galiu apsirengti ir jau tikrai visi matys, kad aš įsižeidus. Nėra tokio, tu negalvo, kad nematyt, kaip tu būni įsižeidęs. Ir aš matyt, ir tu matyt. Ir kai supykęs matosi. Pažiūrėk į akis ir viskas matyti. Nes akis yra veidrodis sielos, taip? Ir todėl apsirengė. Kuo? Paklaus dabar kaimynų, kuo tu apsirengęs? Nu taip, kad pamastymį, paklauskit, kad viskį sujudytų tą mūsų asmenybę. Kuo tu apsirengęs? Ar Kristumi, ar kažko jau ten nelabai? Kažkas nelabai ten tas rūbelis jau.
apsirengti naujų žmogumi, nes mes atgimėme į Dievo karalystę ir Dievo valia, kad mes apsirengtume. Yra rašto vietų, paskaitysim jų. Taip, ir Jėzus, Dievas, Efeziečiams laišką, pirmą eilutę, Efeziečiams laišką, atsiverskit, skaitysim Efeziečiams laišką. Pirmas skyrius ir 4 eilutė Efeziečiams laiško. Mūsų išrinkdamas jame, Dieve, Jėzuje, prieš pasaulio sutvėrimą. Jame mes prieš pasaulio sukūrimą išrinkti, kad būtume šventi ir nekalti meilę jo akivaizdoje. Pasaulio sukūrimo mes buvom tokie numatyti. Bet atėjo velnias ir karta iš kartos ir mes papuolėme po piktojo valdžią. Ar ne? Ir toliau. Geros valios nutarimo 5 eilutė. Jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų. Jo malonės šlovės gyriui, kurie padarė mus priimtinus mylimajame. Matot? Kams įsūnyti per Jėzų Kristų? Malonės šlovės gyriui. O jeigu per mano kūną reiškiasi pyktis, įsižeidimas ir dar visokie kitokie dalykai, neatleidimas, tai tikrai nekyla malonės gyrius. Tikrai nekyla. Malonės šlovės gyriui ir padarė mus priimtinus mylimajame. Todėl tikėkime tuo, kad mes padaryti priimtini viduje ir gyvenkime taip, kaip pašaukti Kristuje gyventi. Amen. Paveskim savo kūnus viešpaties dvasiai, kuri gyvena mumise. Amen. Brangieji, mums reikia augti dvasioje. Mes negalim, būdami tokio dvasinio amžiaus, gyventi kaip tik atgimę arba metų laiko atgimęs žmogus, ar 2 metų atgimęs. Mes kartais atgimę 20 metų ir stebimės tuo, kuris 2 metai galbūt įtikėjęs ir dar neperlipa per daugelį kūniškų dalykų. Nesistebėk. Bet į priekį judėk. O taip. Amen. Tas auks jisai. Viešpatyje tas naujatikis. Tu jo neužauginsi. Tu ir aš mes galim save leisti Dievui užauginti dvasioje, stipriais patys nuspręsdami ir užleisdami pozicijas ir prote, ir kūne, ir veiksmuose, ir situacijose. Amen. Praktikuokim, brangieji. Viešpats nori išliet savo malonę, bet jis negali per kūniškus krikščionis išliet savo malonės. Jis negali daryti stebuklų, jis negali daug ko daryti per kūniškus mus. Ir palaiminimų daug užstrigę kelyje dėl to, kad mes kūniškai gyvenam. Kūniškas gyvenimas tai vieta velniui. O galbūt laukiam palaiminimų. O atidarė duris kūniškiam dalykam. Ir tada mes gaudysim šitą priešą. Netoleruosim savo kūniškumo, netoleruosim savo egoizmo, įsižeidimų ir visokių kitų būsenų, kuriuose būsime, bet atgailausime ir pakilsime ir užvaldysime savo kūnus. Norint užvaldyti save, reikia užvaldyti pirmą savo protą, mąstymą. Čia užvaldyti.
reiškia žinoti, ką Dievas sako, kaip aš turiu daryti. Taip, jis kalba širdį, kaip tu turi daryti ir aš turiu daryti savo dvasia. Bet jei protas neatnaujintas Dievo žodžiu, labai svarbu čia tas, kas kalba. Labai svarbu, jei protas neatnaujintas Dievo žodžiu, tai mes niekada ir nesielgsim kaip dvasinis žmogus. Amen. Todėl, kas neskaito Dievo žodžio, neklauso Dievo žodžio, tas niekada negyvens dvasinį gyvenimą Kristuje. Nes jis nežino, kokį pasirinkimą jis turi daryti. O jeigu ir žinai, tai ko reikia? Padaryti sprendimą, ką tu renkiesi. Kurią mintį tu rinksiesi? Ar ta, kuri kryžiuoja kūną, ar ta, kuri patenkina kūną? Žinot, kokios mintys buvo? Rinkis pagal Dievo žodį, pagal Dievo, ką sako Dievas. Nesvarbu, kad kūnas tavo turės kryžių. Amen. Kartais krikščionys galvoja, kad gyventi naują gyvenimą taip lengva, taip Kristau, tu padaryk čia viską, tu padaryk, taigi tu atėjai mano širdį, tu padaryk dabar. Taip, jis pasiruošęs daryti. Bet jis laukia tavo ir mano sprendimų. Ar aš tikėsiu, tikėjimu gyvensiu, ar aš rinksiuosi mintį pagal Dievo žodį ir taip pasielgsiu. Čia jau mūsų dalis. O jeigu tu pasirinksi pagal tikrai Dievo dvasią ir Dievo žodį, jo malonė tikrai jėga tau padės. Amen? Amen. Nelaukim, kada jis tai padarys. Patys darykim sprendimus. Ar pagal kūną rinksiuosi, ar pagal dvasią. 13 eilutė dar to pačios skyriaus. Žeme ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užantspauduoti pažadytąją šventąją dvasia. Tai ir elkimės dvasia. Amen. Nes mes esam per patikėję Evangeliją atgimę iš aukšto, užantspauduoti šventąją dvasia, kad gyventume dvasia. Kad Kristus dabar pradėtų gyventi mumyse. Ir viską reikės perversmą padaryti mintyse, kūno noruose pasikeitimus. Padaryti reikės pagal Dievą, pagal Kristų, pagal jo dvasią. Amen. Dar 18 eilutė. Ir apšviestų jūsų širdies akis, meldžiu, sakė Paulius, kad apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis ir kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. Mes kartais tikim jo many turtai. O išorė kas? Viduj turtai, išorė burtai. Čia aš taip sugalvoju. Kūnas, jisai savaip nori elgtis, bet jeigu koks aš viduj, toks ir išorė, mano turi būti tikslas. Kaip sakau, ne iš karto taip gausis, bet vis daugiau užleisime vietos, jeigu mes patys užleisime vietos Kristui savo kūne.
tuo daugiau jis mumyse reikšis ir valdys. Amen. Nes Dievas sukūrė žmogų laisvą. Jei nori gyventi kūniškai, jei nori eiti į pragarą, taip? Dievas sukūrė žmogų laisvą. Aišku, jis tuo nesižavi savo širdį, jis nori, kad visi įsigelbėtų, bet jis negali priversti. Jis paliko laisvę ir kas pasirenka jį, kas atgimsta iš jo dvasios, kas paveda savo kūną jam, tas karaliaus. Ir čia, ir amžinai. Kad pažintume, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai, tai ką jis nepajėgus mūsų to kūniškumo nugalėti. Kai mes užmirštam, kai mes netikim, kokia jėga mumise yra, Dievo jėga, sakom, na, tau gerai, kaip tu taip sugebi, tau gerai, bet man niekaip nesigauna, todėl, kad tu nenusprendėjai. O tu žmogus nusprendė, kuriam ten gaunasi, jis nusprendė, sako, čia šėtone, tu manęs nevaldysi, šventoji dvasia, užvaldyk mane. Dažnai melskis, šventoji dvasia, užvaldyk mane, mano sielą, mano kūną. Užvaldyk mane, užvaldyk Jėzau, bet tai taip įstringa iš širdies, jeigu nori, tai pamatysi rezultatus. Ir kai taip melsiesi, paskui girdėsi žodį ir tau žodį, tu nepyksi ant to žodžio, kuris kūną ten, pjausto, bet jį priimsi, nes tu būsi prašęs, kad nori, kad dvasia viešpatautų. Amen. Aleliuja. Sako, aš noriu, kad Dievo dvasia degtų ir jau liepsnotų, bet kaip jį liepsnos, kad kūnas guli, kad kūnas nepasiduoda. Todėl neduokime vietos velniui, kuris sutarė su kūnu. Amen. Į tai labai rimtai atkreipkim dėmesį, nes Dievas nori jau veikti savo dvasios ugnį. Bet jam reikia aukos. Kai mes pavedam savo kūną Dievo dvasiai, tai yra auka. Kad aš nesirgiu pagal savo kūnų geismus kažkokius, bet pagal Dievą. Aš noriu, va dabar aš nenoriu tam atleisti dalės. Aš nežinau, kas kvailiau gali būti. O aš dabar noriu pykti. Mes turbūt toks žmogus, kuris taip kalba, jis nesupranta, kad pyktis neša tau jam mirtį. Mirtį. Dvasinė, siela, netvarka, toks mąstymas. Ir kūnų. Pikti žmonės nepasveiksta. Bet štai tokią vietą turi velnias per tuos dalykus, kur mes tenkinam kūno norus. Kokia beribė jo didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingą jėgą. Nežinau kaip tu, aš tai tuo ir remiuosi. Kai ką nudirbu, ne taip sakau, atleisk Jėzau ir nuplauk ir keisk mane. Ir aš žinau, kad aš galiu, Jėzau, padėk man. Ir aš galiu. Ir tas tavo tikėjimas, kad tokia jėga tavyje tau padės. Tapti kitokia. Tai tikėjimas. O kai tu netikėsi, kad yra ta jėga, tai gal kitą kartą pabandysiu, tai jeigu gražiau su manim kalbės, tai tada nebėgsiu. Kūniška, sieliška, velniška, religiška. Tai yra religija. Mes nenorim būti užstrigę religijoje. Mes norim, kad Kristus gyventų mumise. Pasišvęsti jam, pavesti savo kūnus, kaip gyvą šventą, patinkančią auką. Jam patinka, kai mes užleidžiam kūniškas tuos pozicijas, kuriuose esame. Galbūt išdidus, galbūt neatlaidus, kaip sakiau, galbūt įsižeidžiantys, galbūt pikti, galbūt kokį dar.
dar kažkokią nuodėmę mylintys. Tai yra kūnas. Nuodėmė tai yra kūno darbas. O kokia jėgos didybė mumyse. Haleliuja. Kaip gerai visada turim viltį. Visada. Amen. Dieną naktį prabudęs gali džiaugtis tą malonę, kaip mes ir kalbėjom, šlovinti viešpatį. Dar nematydamas, bet tu žinai, kad tu turi tą jėgą ir nieks negali. Rašto vieta tas, kuris tavyje stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje. Žinai, tau nesiseka kažkas, tai kūnas vis prašoka. Atgalank, priimk atleidimą, prašyk Dievo malonės. Ir sakyk, aš žinau, kad tas, kuris mane stipresnis už šitą. Ir už lygą, ir už prakeikimą, ir už nuodėmę, ir už kažkokius kūniškus dalykus. Amen. Aleliuja. Va, čia Jėzus. Jeigu juo nesiremiam, jo jėga, tai sako, Jėzus tada numirė veltui. Stumėm kažkokią religiją toliau. Ir remkimės į jį. Jis visagalis. Jis ir atėjo išgelbėti mūsų. Jis ir nugalės mūsų kūnus. Jeigu mes juo tai pavesime jam. Įvardysime, ko nenorim, kurioje srityje aš sakau, užvaldyk mane. Viešpatie Jėzau. Kad neužvaldytų priešas velnias. Kas vadinasi apsėdimai? Tai reiškia, kad žmogus užvaldytas buvo piktųjų dvasių. Jis nekovojo su jomis ir užvaldė. Todėl tai yra tas pats principas. Jeigu mes nepripažįsim savo kūniško elgesio, o kažką kaltinsim dėl tos nuodėmės ar dar kažką, mūsų širdys kietės. Mes įsivaizduojam, kad tokie teisingi, tokie geri. Tai aišku, čia va jisai pasimaišė, būtų nepasimaišęs, tai aš būčiau šventa. Tai yra išdidaus žmogaus mąstymas. Kokia beribė jėga. Pasakykime visi su tikėjimu. Aš tikiu, kad beribė Dievo jėgos didybė veikia manyje. Amen. Taip. Va taip atėjo Jėzus gelbėti mūsų, kad galėtų, kai tu jį priėmė, tu priėmė tą jėgą į jį. Amen. Ir štai mūsų išgelbėjimas. Jo niekas nebegali nugalėti. Negalima leisti pasilpti savo tikėjimui. Nes kai pasilpsta tikėjimas, tu lieki vienas tarsi. Ar ne? Tokia kvaila situacija. Tu pradedi mąstyti, oi, koks aš vargšas, kaip man blogai, kaip man to nėra, ko šito neturiu, šito neturiu. Koks didžiulis skirtumas tikinčio mąstymas ir netikinčio. Tai kaip diena nuo nakties. Praktikuokim mąstyti kaip tikintys. Visada viltį turintys ir jie besėmintys, kai matų akim šitom neviltį, remkimės Kristumi tą viltimi, kuri niekada nesibaigia ir niekada jos nieks nenugalės, jeigu mes jos laikysimės. Mes atgaivinti ir pasodinti Jėzuje Kristuje. Mums taip smagu kalbėti tas rašto vietas. Bet tai turi išeiti ir į išorę. Amen? Oi, koks aš pasižiūrėk, ar tikrai tas, ar tikrai. Be abejo, širdį tu esi tas, bet norisi, kad Kristų žmonės pamatytų. Bažnyčioje pamatytume Kristų. Kaip būtų gerai, ne? Ir kur jį pamatyti? Kiekviename iš mūsų. Dievo troškimas didžiausias, kad pasirodytų Kristus. Kai kas įžeidžia, nesupyksta žmogus, atleidžia.
kai kas supyksta ant to žmogaus. Jis jau neteisė, bet tiesiog atleidžia. Reiškia, jis tas žmogus Kristuje. Amen. Ir Jėzus trokšta, kad mes jo mokiniai, jo nariai tokie būtume, kaip galva. Nes Jėzus mūsų galva, jis toks. Jis nori, kad ir kūnas toks būtų. Amen. Koks jis kantrus galvoja. Jis laukia ir laukia. Bet mes darysim daugiau pažangos. Amen. Amen. Darysim. Ne tik žinosim ir mokėsim papasakoti. Čia yra skambantys simbolai. Bet tuo gyventi. Pavesti kūnus viešpačiui. Antras skyrius, paskaitysim 4-8 eilutę, čia bus. Bet Dievas apstus gailestingumo ir savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Haleliuja! Tu buvai miręs nusikaltimais ir aš buvau mirus nusikaltimais, bet Jėzus atgaivino, sako. Tai jei jau atgaivino, tai man nereiktų nusikaltimų daryti, amen? Matot, kaip viskas pareina iš tikėjimo. Jeigu tikiu, kad atgaivino, tada ir kūnas susiblūna. Aš jau išlaisvintas. Ir tada kūnas nedarys tos nuodėmės, kurios jis norės. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi, kuris gyvena mumyse. Amen. Mūsų mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, malonę jūs esate išgelbėti. Išgelbėti. Tai dvasia išgelbėti. Dabar laukia viešpats Jėzus, kada tie vaisiai užaugs. Amen. Tai tik sėkla išgelbėja. O dabar reiks jam tavęs ir manęs, tavo ir mano tikėjimo, kad mes būtume pakeisti. Jis tai tiki, bet klausimas, ar aš tikiu. Jis nepadaro nieko be mūsų tikėjimo. Galėsim sakau, išlaisvink mane ten iš kažkokios nuodėmės. Bet aš netikiu, kad jis išlaisvės. Tai aš matysiu laisvę? Ne. Tikėkim galingų viešpačių, kuris atėjo mūsų išgelbėti, tik mums reikia pritarti jam ir tikėti tuo ir būti tikėjimu išlaisvinti iš kūniškumo visų kūniškų šitų dalykų. Amen. O kūnas kenčia. Nebijok, kad tavo kūnas kenčia. Mes kartais susitapatinam ne su Kristumi, o su kūnu. Ir kai tik jau pradeda jam biskį negerai kažkas, tai dabar aš pamiegoti negalėsiu, dabar aš to negalėsiu, tai dabar aš turėsiu čia dabar melstis eiti. Tai kas čia vyksta? Kova tarp dvasios ir kūno. Ir kas laimės toj kovoje, tu nusprendi. Kuriam tu pritarsi, ar aš. Silpnas kažkoks žmogus, kokiai nuodėmė. Ir jau ten jam siūlo kažką, ar ne? Ir jau kūnas norėtų. Bet jeigu tu pritarė dvasiai, kad tu išlaisvintas, Jėzus išlaisvino. Tu iš tiesų tikėjimu nugalėsi tą dvasią. Tą pasiūlymą. Kitaip nugalėti neįmanoma. Kūniškų dalykų nenugalėsim.
Tik Kristus nugalėjo visus priešus. Amen. Kartais tikintieji juokiasi, tai nėra gerai. Tai kaip ten jis negali, kaip ten ji negali, kaip ten jis negali ir krikščionis. Aš labai suprantu, kaip negali. Velnias surišęs, jis netiki tuo metu, kad išlaisvytas ir daro tą nuodėmę. Nebent jau tu labai tobulas tikintysis, niekad neklysti, kad gali juoktis iš kito. Nėra tobulų nei vieno. Visi mes augame jame. Ir tie vaisiai taip ilgai neužauga, ar ne? Bet mes vis labiau minkštą širdį. Labai svarbu išlaikyti minkštą širdį. Kartais išbandymai ateina ir iš viešpaties išbandymai būna. Ir kiti žmonės išbandymų metu pradeda pykti, pradeda net ant Dievo pykti, ant visų pykti. Tai kodėl čia man taip, tai kaip čia tai? Tai yra nuodėmė. Tiesiog pasilik ir toliau. Tikėjime tavo. Dievas tave išves. Pagal tavo tikėjimą. Tebūnie. Amen. Todėl čia kūnų irgi darbai tas toks. Purkštavimas, murmėjimas, nepasitenkinimas. Neturiu kantrybės. Kas čia? Kūniški dalykai. Matot, kaip jie mums trukdo dvasioje augti. Kitas toks palyginimas. Mes turime būti mirę savo, mirę Adomui, mirę kūniškiams dalykams, bet gyvi Kristuje. Aš sako, kai Jėzus buvo ant kryžiaus, jis nugalėjo piktai ir mes su juo. Mes buvom išgydyti jame, turėjome valdžią jame, nuėjom pragarą, nugalėjom piktai kartu su juo ir prisikėlėm kartu su juo. Amen. Tapatinkim save su Jėzumi. Nežiūrėkim į pasaulį. Pasaulį, kai žiūrėte, tu švenčiausias jaučia. Švenčiausioji mergelė. Bet kai žiūrė į Jėzų, į jo žodį, tai aš sakau, Dieve padėk. Amen. Ir taip eisim šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Tik nebūkim lengvabūdiški. Amen. Tik nebūkim. Dievas geras, Dievas laukia, Dievas nespaudžia, Dievas ragina, ragina, ragina. Raginimą priim kaip malonę. Ne kaip prievolę, bet kaip malonę, kad paraginau. Oi, kaip gerai, kad paraginau. Jau buvau užmiršęs kažką. Ar ne? O ne nustumti kažkaip tai nuo savęs. Paskaitėm 13-15. Kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdyse. Toks troškimas. Ir kiek daug skaičiau Efeziečiams laiškas, Galatams laiškas, apie tus kūnų darbus, dvasios darbus. Tiek daug, brangieji. Tai yra labai svarbu. Efeziečiam 3 skyrius 16 eilutė. Paulius sako, aš meldžiuosi, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga per dvasią vidiniame žmoguje. Melskis už save. Sakyk, aš noriu būti stiprus dvasioje. Viešpatie, sustiprink mane. Aš nenoriu pasiduoti kūniškumui. Aš nenoriu. Tikrai Dievas sustiprins. Tokia malda atsakys. Jam patinka tokios maldos.
nes tai yra tikrai geras troškimas ir noras, nes Jėzus labai nori mumyse gyventi ir mūsų užvaldyti, kad jis galėtų per mus daryti savo darbus. Amen. Bet jis tiek gali mus dvasiui stiprinti, tiek, kiek mes prašome, tiek mes trokštame. Amen. O jeigu mano troškimai didesni, kad ten kūnas mano patenkintas būtų, kad kūnai būtų gerai, tai taip ir girgždinsiu visą gyvenimą. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Matot, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse, kaip ir kalbėjom. Kai tu tiki, kad jis ten yra, jis ten gyvena, ir kai tu tiki, kad jis tave išlaisvino, tada tavo kūną pasakėjai, aš išlaisvintas, aš to nedarysiu, aš nemurmėsiu, aš nepyksiu. Ir kai tik šitas tikėjimas pasilpsta, kad Kristus mumise, mes pradedam gyventi paprastą, kūnišką, sielišką gyvenimą. Todėl sako, kad tikėjimą Kristus gyventų jūsų ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Tavo širdį yra meilė. Įsišaknyk. Sakyk, trokštų, kad ta meilė įsišaknytų, kad aš neščiau vaisių. Kad ten ne tik būtų ir taip gyventų ten. Kad jį įsišaknytų mano širdį ir aš neščiau daug meilės, daug vaisių. Amen. Tu ne savo meilės, bet tu ant gamtinės meilės. Viešpatie tavo vaisių. Kad galėtume suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir gylis ir aukštis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. Dievo meilė pranoksta visokį pažinimą. Kad būtume pripildyti Dievo visos pilnatvės. Mato, Dievo valia, kad mes būtume pripildyti Dievo pilnatvės, pripildyti viduje, perpildytas ir kūnas, ir siela, pripildyti, tai reiškia pripildyti. Amen. Tai žinai, čia tik dvasia, o čia kūnu, tai mes visi tai žinom, tokia nešventė. Tai kuo tada mes skiriamės nuo pasaulio? Kaip pasaulis tą Kristų pamatys? Iš vaisių, kuriuos mes nešime. Amen. Iš tų vaisių, skanių vaisių. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame. Matot, kiek jis gali padaryti? Tai, kad tu nesupranti, ką jis te gali padaryti, tai nieko nereiškia. Tu turi tikėti, kad jis gali, kad jis visagalis. Amen. Mes kartais ko patys nesuvokiam, tai ir netikim. Nu, kiek patys suvokiam, tai ten tikim, kaip tai galėtų būti. Bet čia niekada mes nesuvoksime visagalio Dievo. Ir tik tikėjimu priimam. Ką jisai sako? Kad jis mumise tokia jėga. Daugelis galvoja, tai jeigu jau pajausiu kažkokią jėgą, jau taip kažkaip pajausiu, tai tada sakysiu, aš turiu jėgą. Ne, jėga priimama tikėjimu. O tada jie pasireikš. Kai tikėsime, kad ji yra, tai ji tada ir reikšis per mus ir veiks. Amen. O ne pirma regėjimas, o po to tikėjimas. Pirma tikėjimas. Visagaliu Dievu ir jo jėga. Ir jis gali savo jėgą padaryti nepalyginimai daugiau, negu mes prašom ir suprantam. Visose srityse. Ar toks visagalis Dievas? Kartais sakom, visagalis. Ar negėdam? Kad netaptų religija ir suvalkytų žodžiu. Kad tai taptų apreiškimu visagalis. Visagalis. Mano Dievas visagalis. Ir jis už mane, ir jis manim, ir su manim. Aš visą galiu tame, kuris stiprina mane. Amen.
Haleliuja. Štai koks Dievo planas buvo, dėl ko siuntė Jėzų Kristų. Štai dėl ko mums reikėjo atgimti iš naujo. Kad Kristus galėtų gyventi mumise, visagalis Dievas. Ar mažai galios reikia, kad mus nunešti amžinybę? Mes sakom, paveldysim amžinybę. Nu, taip tikim, nu, normalu, ačiū Dievui. Ar tu galvoji, kaip tu te skrisi, ar tu turėsi jėgų, kada nors galvoji? Negalvom, tiesiog lieka tik tikėti. Da, kai kur kažką pats gali, tai da, mes nelabai norim tikėti Dievu. O čia tai jau tikrai jau tu nieko nepadarysi, bet jis sakė, aš savo jėga, ta jėga, kurią atėjau į tavo širdį, aš tave prikelsiu paskutinėje dieną. Amen. Tai štai kokia jo jėga mumis. Štai kokia jėga. Apsirengti naujų žmogumi Jėzuje Kristuje. Gerai, dar laiko šiek tiek turim. O, čia daug parašyta, dabar jau apie tos kūniškus dvasinius darbus skaitysim. Čia, kur mūsų kūnų nepatiks dabar. Efeziečiams 4 skyrius 17 eilutė. Bet mes negyvenam kūnu, kad mes būtume nepatenkinti, mes esame dvasiniai žmonės ir mūsų dvasiniam žmogui patinka, kas kryžiuoja kūną. Amen. Amen. Taigi sako, aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgėsi pagonys, dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Kita širdis netiki, taip? Todėl jau aš, jeigu jau netikiu, tai žinok, ir mano širdis sukietėjo, pats laikas atgailauti, ar ne, jeigu tai būna. Jie sustabarėja, Efeziečiams 4:17. Jie sustabarėja, pasidavę gašlumui, nepasotinami, daro visus nešvarius darbus, bet jūs ne taip pažinote Kristų, juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje. Mes ne taip pažinom Kristų. Mes ne taip kaip pasaulis. Jiems uždengta, jų širdys kietos, bet tu patikėjai. Jėzus atėjo į tavo širdį. Juk iš jo girdėjote ir jame išmokote Jėzuje, nes tiesa yra Jėzuje. Kur yra tiesa? Jėzuje. Kad privalu atsižadėti senojo žmogaus, ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančių apgailingais geismais ir atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Pasirodo, reikia apsirengti. Ne? Kūniškas senas Adomas, jis tikrai nepadės šventai dvasiai išpildyti Dievo valios. Amen. Naujų žmogimi sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Tad atmetę melą, kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Melą atmest, kūniškas visas tas aistras, geismus, meluoti, dar kažką daryti, padidinti, pasigražinti tokia, nekalta tokia. Buvo vienai, blogai papasakoja, tai kartą. Tai yra kūno darbas. Amen. Rūstaukite ir nenusidėkite. Jei supykot, atgailaukit, reiškiasi. Tegul saulė nesuleidžia ant jūsų rūstybės. Nebūkit neatleidžiantys.
Ir neduokite vietos velniui. Kas turi neduoti vietos velniui? Aš. O mūsų kūnas taip mus traukia pas tave, nežinau. Ane? Bet mes dvasinis, tikrasis žmogus, mes dvasinis žmogus. Ir mes neduosime velniui vietos. Nei savo kūne, nei savo elgesį. Neduosime vietos, nei galvoj, nei širdį. Kas vogdavo, tegu daugiau nebavagia, dirba darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų padėti ir stokojančiams. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera. Ir dabar pagalvojau, ką bjauriai pasakė savo žmonai, ką pasakė bjauriai savo vyrui, ką bjauraus pasakė savo broliui, ką bjauraus pasakė savo sesiai. Ten neišeina tai iš mūsų lūpų, kas tinka, bet tik tai, kas tinka ugdymai ir suteikia malonę klausytojams. Nu, tai žinai, auditorijoje, tai aš kaip reik pasakysiu jums, klausytojams. Ne, čia kasdienybė. Kiekvienas yra klausytojas šalia esantis. Tik tai, kas statydina, tai kas tikra. Nes tai yra kūno ir velnio darbas, kada mes bjauriai kalbam. Ir tai, kas nestatytina tikėjime žmogų, tai, kas gniuždo, tai yra kūniška, sieliška, velniška. Ir sako, mes tada nuliūdinam šventąją dvasią. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Aiškiai, kai aš kūniškai pasilgiu ir to, mes nuliūdinam šventąją dvasią. Ir kartais mes nuliūdinam ir nepastebim. Ir tą blogą, kažkoks tai tuščia, bloga, tuščia. Kažkur įžeidė dvasią. Kažkur pasilgė, gal egoistiškai, gal savanaudiškai, gal kažką užgavai, gal kažkur kažką gerų pasakėjai. Amen? Būna taip, ar ne? Todėl paprašai šventąją dvasią parodyk, kokia būsena, tokia kvaila būsena, ar ne? Šventąją dvasią primins, sakys, va ten tu, va taip. Ir tu sakai, atleisk Jėzau, tai bus tikra atgaila, nes iš tos būsenos taip norisi išeiti. Ir vėl būti, žinai, pilnam Dievo dvasios ir džiaugsmingam. Va, nes šventoji dvasia nuliūst gali mumis ir tada jį nuliūsta. Bet kai atgailaujam, ji vėl tampa linksma. Amen. Kur esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Te būna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. O štai kokie kūno darbai. Amen. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Koks svarbus atleidimas, neatleidimas kūno darbas. Amen. Tai matot, kiek čia tų kūno darbų visokių apšvietė Dievas ir tą paskaitysiu. Ir dar paskaitysim. Galatams 3. Apsivilkote Kristą, sako, čia irgi parašyta. Galatams 3, 26. Juk jūs visi esate Dievo sūnūs. Amen. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ir kas galvoja, moterys, jeigu jūs nėra sūnus jų širdyse, tai jūs Mariją pradės garbinti. Mes dukrus. Mamos dukrus. Todėl nesuklyskim, mes esame irgi sūnus.
Kūne mes, dukrus, atliekam funkciją, kūne tik tai čia žemė atliekam. Bet Jėzus yra toks pat sūnus mumise, tiek moterise, tiek vyruose. Ir mes esame įsūnytos Jėzuje, Kristuje. Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi esate Dievo vieno. Visi esate viena Kristuje Jėzuje. Amen. Jėzuje Kristuje, kas yra naujas kūrinys. Ir kas kenčia kūnu, tas pameti nuodėmę. Mes nenorim kęsti kūnu. Pastebėjot? Mes, kai tik kūnai blogai, tai ir iš karto į kūniškus dalykus tokius puolam. Neviltį, baimės. Kūnų darbai. Baimė, neviltis. Atsiverskim 1 Petro. Čia taip ir parašyta. 1 Petro 4 skyrius, 1 eilutė. Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, kai kurios tautos galvoja, kad reikia kaltis prie kryžiaus. Tai čia man pakentėsiu, kad Kristus kūnu, tai jau bus labai gerai. Bet tai negerai. Čia vieno Jėzaus Kristaus buvo misija būti prikaltam už visos žmonijos kaltes ir nuodėmes. Jis už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi. Nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Kas pames nuodėmę šiandien? Kai labai kūnas norės tos nuodėmės, ir tu jam neduosi, oi kaip jis kenčia. Atimk jam telefoną savaitę. Tam kūnui. Ko tu prisiklausysi? Todėl sėdėjimas telefone tai yra kūniškas darbas. Telefonas yra tam, kad susikalbėti, kad susirašyti, kad atlikti kažkokius pavedimus, pervedimus, kažkokius tai reikalus atlikti. O jei pradedi jį žiūrėti, tavo ir mano kūnas, jis ten užsibus labai ilgai, nes jam patinka daugiau žinoti. Todėl ir nepatinka skaityti Dievo žodį, nes tu jau viską žinai. Bet Dievo valia, kad mes jį skaitytume kasdien ir valgytume. Kad jis taptų mumis. Valgytume tą duoną ir taptume tuo, kas čia parašyta. Amen. Ne raštų žinovais mums reikia žinoti, mes jau raštų žinovai, tai jau esam seniai. Žinom, ir dar kitą pamokyti galime, ir dar 20 kokią pamokyti. Bet kad tas žodis taptų mano gyvenimu, tavo gyvenimu, kad aš gyvenčiau tuo žodžiu. Tai Dieve padėk, kiek daug darbo, va su tokia intencija skaitykim, paprašykim Dievo priskaitydami. Dieve, aš atsiveriu tau, apreikšk man šitą žodį, kad jis taptų mano gyvenimu. Tai mes iki numirsim jį skaitysim ir nesuskaitysim. Amen. Todėl štai siela, ir sakėm,
neatnaujintą Dievo žodžiu su savimi. Ir jeigu mes neatnaujinę sielos, kad nežiūrėsiu į tą telefoną nuo ryto iki vakaro, tu būsi ir aš pagautas. Ten yra didelis gaudynės padarytos. Ir tikinčių gaudynės. Ir Facebook'e, kas ten rašoma, visi galvoja, kad jie tarnauja Dievui. Nesakau, kad tai vis 100%. Bet pasirodo, kiek kas žino, ir ten ne tik, kad žino, bet dar ir nuteisia, ir vietoj Dievų išteisina, vienu žodžiu, vietoj Dievo ten darbai vyksta. Kad tuo tarpu Dievui labai patinka, kai tu asmeniškai su juo bendrauji, su Dievu, skaitai jo žodį ir žiūri į save. Amen. Aš nesu tiek autoritetinga, kad nepažindama žmogų kažkokiam Lietuvos ar dar užsienio krašte aš jam patarnaučiau. Nu, aš nesu tokia autoritetinga, bet ten ir tų žmonių autoritetingų. Užtenka ganyklų savos. Amen. Tu pažįsti žmogų, tu žinai, ko jam dvasia reiškia, ko jam trūksta, ko jam reikia. Tiesiog pati dvasia pasako, kaip aš galiu, tekstą aš galiu iš Dievo žodžio parašyti. Teisinga. Bet galima tuo teisingu žodžiu iš Dievo žodžių užmušti kokį žmogų. Irgi. Antra, neturiu tiek laiko, kad aš melsčiausi už viso pasaulio žmonės, kad aš už jiems dvasioj patarnaučiau teisingai. Ten, Facebook'e. Todėl priešas nukreipia dėmesį nuo savęs į kitus, juos reikia pataisyti. Juos reikia pataisyti. Ir tada tu užmiršti save pataisyti. Tu jau galvoji, kad tu geras, tu jau nekūniškas, tu jau kitus tu pamokyti gali. 10, ne? Todėl Dieve padėk mums būti kaip mažais vaikais, o ne mokytojais. Amen. Aš galiu pasakyti, aš save dabar mokausi iki su jumis. Tai reiškia, kad aš mokytoju. Aš mokausi ir pati, nes mūsų Dievas moko. Jokios išimties nėra, kad mane nemoko. Mes jau perskaitėm Petrą, jo? Kad nes kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Tai va. Nebijokim pakęst kūnu. Tai nereikės kentėti gyvenime. Amen. Ir jeigu nenorėsim pakentėti kūnu, pasielgsim kūniškai, turėsim bėdos gyvenime. Nes kūnas nenori paklusti Dievo žodžiui. Jis nenori paklusti Dievo valiai. Ir jis kenčia. Ir Galatam 5 skyrius mes paskaitysim jau čia dar bus mūsų kūnui aštriau, nes jau darbus paskaitysim Galatams 5:16. Todėl Viešpats kviečia gyventi dvasia, kad kūno pagėdimų nepatenkintume. Nėra kito šansų kūno pagėdimų nepatenkinti. Tik gyvenant dvasia, bendraujant su Dievu, bendraujant su šventąja dvasia, pasivedant šventai dvasiai,
vienintelis būdas gyventi dvasioje. Ne, 5 skyrius, 16 eilutė. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūnų geismų. Aš labai daug pasipriešinimų patirdavau anksčiau daugelį metų. Dvasia, kaip ten ta dvasia? Per žmonės taip girdėdavau. Labai velniui nepatinka Dievo dvasia. Ir kaip jie kalba, tas, kas kalba, nepatinka. Velnis norėtų, kad mes sielos lygyje, religiniam tokiam lygyje, nespręstume iš pat šaknų nieko. Bet religingi būtume. Bet būtent atgimimas iš dvasios. Kam mes atgimėm? Kad jos klausytume, kad jos vedami būtume. Kad ir taip nugalėtume kūno darbus, priešą nugalėtume. Tik dvasia mes nugalim priešą. O ne savo įsilavinimu, savo mintim, ten kažkokiam. Čia Dievo išsilavinimą, profesijoje labai gerai įsilavinimas. Bet gyventi pergalingą gyvenimą ir nekūnišką, bet dvasioje, tai tik klausydami šventosios dvasios, trokšdami, prašydami, pasivesdami, būdami budrus dvasioje, mes nugalėsime kūno pasireiškimus ir kūno darbas. Tai vienintelis ginklas, kuris nugali priešą. Nes kūnas geidžia priešingų dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi. Todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. O kūnas sako, tai kad aš noriu šito, tai kad čia per gyvenimas reikia gyventi, ko nori. Nes Dievas sakė, tai sukūrė laisvą, gyventi, ko noriu. Jis moka prisitaikyti kūnas Dievo tiesas, netgi savo. Bet jei jūs dvasios vedami nebesate įstatymo valdžioje, dvasia ves ir įves į visą tiesą. Amen? Tu negali sakyti, kad aš su dvasia nebendrausiu, nepripažįsiu šventosios dvasios, neatgimsiu iš Dievo dvasios, bet aš įstatymų nevoksiu, nedarysiu šito blogai, šito nedarysiu. Tai yra įstatymas. Jėzus Kristus panaikino įstatymą ir atėjo pats išpildė įstatymą ir atėjo tau širdį, kad tu dabar ir aš klausytume jo dvasios, jo žodžio ir išpildytume, paklusdami jam, galima sakyti, jis išpildys tą valią, nes be jo mes esam niekas. Parašyta, kūno darbai aiškus. Tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girdavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėja jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Čia visi kūno darbai. O kūnas kur veda? Taip. Kieti jo žodžiai, kas gali jo klausytis, ar ne? Jėzus sakė, bet veda į mirtį, nori, nenori, tokia tiesa Dievo žodžio. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Tikėk tu man, kad tu nukryžiavai viską. Visas kūniškumus, aistras, geismus, visus tus dalykus, kuriuos čia skaitėm, kūno darbus.
Jėzus Kristus juos visus nugalėjo priešus ir tu su juo. Todėl, kai matome, kad jie dar pasireiškia, sakysime, Jėzau, atleisk, nuplauk ir ačiū tau. Aš tikiu, kad tu mane išlaisvinai Golgotoje. Aš tikiu, kad aš išlaisvintas. Padėk man, budrumo dvasinio duok, kad aš nesielgčiau pagal kūną, bet pagal tavo dvasią. Amen. Halleluja. Praktikuokim, bandykim, darykim. Mes laukiam daugelio atsakymų ir jų negaunam ir jau nusibodė kai kam ir niekas nevyksta. Dėl to nevykti gali, dėl to, kad mes gyvenam kūniškai ir gesina Dievo dvasią. Ir negirdim Dievo dvasios. O jie kalba. O jie niekada netyli. Dievas niekada netyli. Amen. Nu, dar paskaitom 6 skyrių. Tai yra 6 skyrių iš 6 eilutė. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipėsi. Amen. Ką žmogus sėja, tą jis ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, pataikauja, reiškia, tiems kūniškiams dalykams. Tas iš kūno pjaus supuvimą. O kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime. Dieve, padėk mums nepailsti. Amen. Priešas labai dirba, kad užgesinti gyvas bažnyčias, gyvus tikinčiuosius, kad jie vėl pradėtų gyventi įstatymų, religiją ir būtų užgesinta Dievo dvasios jėga. Ir Dievas negalėtų žmonės laiminti, Dievas negalėtų daryti savo darbų, bet mes pasišventėm jam, kad mirtume savo geismams, savo kūniškumui ir sakėm, gyvensiu tam, Jėzau. Amen. Prisimenu. Kai mes pirmą kartą atsigrėžėme į Jėzų, prašėm Jėzų atleisk mano nuodėmes ir jis atleido, jis viską ištrynė ir jis tikėjo tavim, kaip tu sakėjai, kad seksiu tavimi, gyvensiu tau. Padėk man Viešpatie. Todėl nepavarkim ir toliau šitokiam santykiui būti su Viešpačiu Jėzumi, nes mes dar nesam tobuli. Mums reikia minkštą širdį išlaikyti Dievo žodžiui, kad mes neštume vaisius ne kūniškus, bet dvasinius. Tie vaisiai labai kartus, kūniški. Dvasios vaisiai yra saldus, kaip čia skaitė, meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas ir taip toliau. Dieve, padėk man. Amen. Ir paskutinė rašto vieta, labai trumpa, 8 skyrius, Romiečiams, galite ir nesiversti. Šitas skyrius irgi viskas apie dvasinius, apie kūnišką, dvasinius, kūniškas. Kai turėsit laiko, šiandien dar studijuokime šitus dalykus. Kai juos žiūrime, mes tuo tampame. Jei mes tą užmirštame, mes gyvenam tą tokią religiją sugalvotą savo. Dievo žodis išblaivina ir apšviečia, kaip veidrodis. Romiečiams 8 skyrius, 1 eilutė sako, taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie Jėzuje Kristuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kam nėra pasmerkimo? Tiems, kurie gyvena pagal dvasią. Reiškiasi, tie, kurie negyvena pagal dvasią, pasmerkimas ateina. Ir bėdos ateina. Ir velniui durys atidarytos.
Kūniška, sieliška, velniška. Todėl te padeda mums Viešpats iš tiesų apmąstyti tai